Vasario 22 dieną Šakių rajono krepšinio A lygos 4 stipriausios komandos žengė pirmąjį žingsnį apdovanojimų link. Pirmosios rungtynės dėl būsimų A lygos čempionų vardo tarp Šakių Sakalų ir Lukšių krepšininkų, nors ir buvo įtemptos, baigėsi pakankamai saugia šakiečių pergalė rezultatu 83-71. Daugiausia naudos čempionų vardus ginantiems Sakalams tądien davė Tomas Kunkaitis ir Mindaugas Labanauskas, pelnė atitinkamai 22 ir 21 tašką. Mindaugas Labanauskas pataikė 4 tritaškius metimus, o tarp Lukšių krepšininkų rezultatyviausiai žaidė Šarūnas Virgutis ir Valentinas Virkšaitis. Jų sąskaito atitinkamai 20 ir 17 taškų. Sunkios varžybos iš tikrųjų buvo, atsispindė viskas rezultate. 12 taškų tai čia nėra daug iš tikrųjų, bet vis šis tas. Bet manau, sekančios bus į mūsų pusę, viskas turėtų būti. Rungtynės buvo tikrai neypatingai gražios iš mūsų pusės, nes prastai pasiruošę galbūt buvom, gal nepailsėję, sužaidėm negražias, negeriausias savo rungtynės. Pagrindinės problemos galbūt buvo gynyboje, akcentuočiau. Tai nepasigynėm jų lyderių. Nesugebėjom 2 prieš 2 uždaryti jų žaidimo. Labanauskas tikrai šiandien man patikusiai, kaip žaidėjų žaidė, mane pavadavo, iš tikrųjų labai jam puikiai sekėsi, labai gerai 2 prieš 2 su Tomu žaidė. Galima sakyti, visas varžybas 2 prieš 2 žaidė, o jie neapsigynė, jeigu paprasčiausiai 2 prieš 2 tu gerai padarai, tu niekada neapsigins. Manau, kad nepataikymas ir nesusiklausėm komandoje, nesužaidėm nei 2 prieš 2, nei trejato, nepadarėm pagrindinių savo derinių, ką mes buvom pasiruošę, sakykime, bent jau galvom, kad esam pasiruošę, neįvykdėm jokio plano ir gausi, kad pavieniai bandėm žaisti, bet ir nepadėjom. Kai komandiškai žaisdom, visą laiką daug lengviau būdavo. Aš tikėjausi, kad jie daugiau stipriau žais, nes tikrai gera komanda. Aš žinau, aš iš šono žiūrėdavau juos anksčiau, tai tikrai gera komanda būdavo dabar. Man šiandien jie kažkokį pasimetę buvo, gal įsigandė to finalo, vis dėlto finalinės varžybos patirties. Jų stiprioji pusė, mano manimu, yra komandinis žaidimas ir tai, kad jie jau daug metų kartu žaidžia. Labai nesikeičia jų žaidėjai kiekvienais metais. Šiemet pasistiprino vienu žaidėju ir dar labiau sustiprėjo, nors galima teikti, kad jie jau sena komanda mūsų atžvilgiu. Sirgaliam irgi padėkoti norėčiau, nes tikrai mūsų labai geri buvo. Aš tikiu, kad mes laimėsim ir daugiau negu 12 taškų. Tikiuosi. Be abejo, mūsų pergalė. Taip, bus. Dėl Šakių rajono krepšinio pirmenybių A lygos bronzų medalių stojo Kubilių ir Kudirkos Naumiesčio Valionos krepšininkai. Varžybos buvo įtemptos, nors tądien tarp Valionos krepšininkų nebuvo didžiausių komandos ramščių – Dainiaus Taugaičio ir Tomo Jurgilo. Pirmasis, kaip ir nemaža dalis Kubilių komandos žaidėjų, tą pačią dieną kovėsi regionų krepšinio lygos aštuntfinalio mače tarp Šakių Zanavyko ir Raseinių. Laimiai Kubilių komandos žaidėjai spėjo sugrįžti į Šakius, o Zanavyko pergalė pasibaigusi rungtynių Raseiniuose. Kubiliai rezultatu 90-84 laimėjo pirmąsias rungtynes dėl 3-osios vietos. Nugalėtojams Martynas Karpičius įmetė 23 taškus, Povilas Valaitis surinko 20. Pralaimėjusiems Liepinaitis pelnė 28 taškus, Bacevičius įmetė 21, pastarasis pataikė 5 tolimus metimus. Po šių rungtynių lengviau atsikvėpti negali nei viena iš 4 finalininkių. Jau kovo 7-ąją abi finalininkų poros žais antrasias lemiamas tarpusavio rungtynes. Nugalėtojus lems geresnis per abejas rungtynes pelnytų taškų santykis.